Dar viena naktinės fotografijos pamoka ir šį kartą apie tai, kaip būtų galima padaryti panoraminę naktinę fotografiją. Nedaug jis skiriasi nuo įprastos, kada vienas kadras paimamas ir padaroma naktinė nuotrauka. Šiuo atveju vaizdas yra šiek tiek platesnis, kad tilptų į vieną nuotrauką, į tiek, kiek mato objektyvas, dėl to galima padaryti kelias ir po to sujungti. Taipėjus, Taivanas ir čia esantis didžiulis bokštas, pastatas, kuris šviečia šiek tiek ir įsipaišo į tą naktinį vaizdą, kuris yra šalia jo. Bandau parodyti tai, kaip atrodo, dabar padaryti patys minimaliausi nustatymai, kad matytųsi vaizdas. ISO bandau kelti iki, šiuo atveju netgi iki 8000, kad matytumėt, kaip atrodo esant tokiam ISO, kaip atrodo visas vaizdas, nes prie ISO 100 jūs matote tokią tamsą. Taigi, vienas iš variantų yra tiesiog pakomponuoti taip, kad tas bokštas būtų čia, galbūt per vidurį, galbūt šiek tiek krašte. Apačioj matom yra tamsu, čia yra medžiai, šioks toks parkas, taigi galima šiek tiek pazūmint, prarandant šiek tiek ir dangaus ir tuo pačiu sumažinant apačią, kuri yra nereikalinga. Vienas iš variantų galėtų būti toks. Kitas variantas, galima dar šiek tiek pasukti ir duoti daugiau šitos pusės, galbūt netgi paleisti į apačią, kad atsivertų apačios ta geltonoji gatvė ir šiek tiek atzoominti. Kitas variantas. Ir dar vienas variantas, tai yra imti fotiką ir versti vertikaliai. Ir čia prasideda tas panoraminis vaizdo klijavimas, tiksliau gaminimas ir vėl prisitaikai zoomą, kurį nori, kiek tu nori prisitraukti, kad šiek tiek prarastum apačią, kuri yra nereikalinga, nes tamsi ir joje nieko nėra. Visas vaizdas yra už būtent tos žalumos. Ir tada žiūrim. Aišku, reiktų pasidaryti taip, kad to bokšto nenusikirptų viršus, tiek prizūminus ir paleidus, suki savo panoramą, darai, ateini ir žiūri, kad nukirtęs esi bokštą. Taip, kad tai, kas svarbiausia, iš karto reikia pasižiūrėti, galima dar šiek tiek atzoominti ir tada žiūrim, kaip atrodo visas vaizdas. Tiesiog testavimo būdu prabraukė ir pasižiūri, kas matysis ir kas išlys. Aha, okei, galima kirpti šiek tiek dangų, galbūt duoti daugiau apačios. Pabandom. Kai kuriuose vietose gali būti, kad horizontas šiek tiek krypsta, vadinasi, arba trikojis yra neteisingai padėtas, arba ant kalvos stovi visi pastatai ir tai, ką norit fotografuoti. Aš jau matau, kad aš per daug susukau ir atrodo, na gerai, pasižiūrėm. Pastatas šiek tiek griūna, galbūt pagal jį mes pamėginkim susilygiuoti, o jeigu jau kas, su kompu bus galima pasitiesinti. Atrodo, kad gerai ir viskas, ką reikia padaryti, tai susifokusuojam. Aš dabar pasidaręs ant manual fokuso, bėgam ant auto ir susifokusuojam. Viskas, sufokusavo. Mes galime perjungti objektyvą į manual fokusą, nes tuomet jis nebefokusuos ir fokusas išliks toje pačioje vietoje, kaip ir nustatėm dabar. Kuo tai naudinga ir kuo tai gali padėti, mes, tarkim, nusuksime, ateisime iki tokios vietos, kur va čia bus dangus. Ir čia šitoje vietoje nepagaus fokuso. Jis gaudys, mes turėsim šiek tiek palenkti fotiką, kad į tą baltą šviesą jis nusitaikytų ir čia pagautų fotiką, tada sugrįžt ir toliau fotografuoti. Bet kad to nereikėtų,
jis sufokusavo čia į labai tolimą tašką, į praktiškai begalybę. Tai mums tas taškas tinka ir jis per visą liniją, kol išfotografuosim visą panoramą, jis puikiai tiks. Taigi, kai fotografuojama panorama, pasiemamas pirmas vaizdas, 2/3 padaroma nuotrauka yra, 2/3 pasukami, čiukšt antra nuotrauka, vėl 2/3 pasukam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11. Šitą medį bus galima nukirpti, bet kad nebūtų per mažai, mes jį pridėkim. Viskas, taip su fotografavimo galėjom turėti 11 nuotraukų ir po to su kompu vyks sujungimas ir padarimas galutinės panoramos. Viskas taip atrodo, taip gaminama naktinė fotografija ne iš vienos nuotraukos, o jungiamos kelios. Jeigu grįžtume prie horizontalaus fotoaparato, galime atsizoominti ir žiūrėti, kas matosi, kaip mums atrodo. Jeigu mums tinka viskas, ką mes matom ir kaip matom, valio darom, nesukam galvos ir džiaugiamės. Čia galima padaryti vieną nuotrauką, čia galima padaryti antrą nuotrauką, dvi sujungti, turėsim panoramą. Galima turėti vieną nuotrauką, turėsime platų vaizdą, bet ne tokią didelę panoramą. Pasirinkimų yra, viskas priklauso nuo vietos ir kliučių, ar jų yra daug, ar jų nėra. Kaip pasistatot fotiką, kaip susizoominat ir susikomponuojat kadrą, kad kuo mažiau lystų visokiausių smilgų, kurios čia yra prie pat ir užstoja šiek tiek arba įlenda į kadrą. Taip ir turėsit. Galit prisirinkti daug šiukšlių visokiausių į ekraną, bet tada su kompu turėsit pavargti, kol jos išvalysit. Kol kas tiek, kita dalis bus pasižiūrėjimas, ką mes čia prifotkinom ir kaip visą tai padaryti į galutinį rezultatą, kurį bus galima parodyti visiems. Trumpai apie tai, kokius nustatymus pasirinkti ir kaip fotografuoti. Šiuo atveju galime du variantai, kadangi dangus yra apšviečiamas nuo miesto pakylančio šviesų, tai jis yra geltonai, raudonas ir visoks kitoks. Tai jį galima padaryti tokį tamsesnį. Kitas dalykas - šviesinti dangų ir šviesinti bendrai visą vaizdą. O šviesa priklauso nuo to, kokį išlaikymą pasirinksit. Naktinė fotografija ISO 100 f9 pas mane nustatyta ir tuomet žaidžiame su išlaikymo. Prie 3 sekundžių gaunasi toks dangus. Matome, kokia jo spalva ir kaip jis atrodo, o pasididinus išlaikymą jis pasikeičia ir štai kaip atrodo 8 sekundžių dangus. Jeigu esate nusiteikę optimistiškai ir norite padaryti plaukiantį dangų, o plaukiantis dangus, kuomet jis yra susiliejęs ir matosi judesys, kad dangus yra plaukiantis, tuomet galima padaryti 30 sekundžių, F dar susimažinti ir tada žiūrėti, kas gaunasi. Aš F nekeičiau, padariau 30 sekundžių ir štai kaip atrodo tas kadras. Kaip matom, jis labai šviesus, dangus šiek tiek pasikeitęs, bet ta šviesa, kuri atėjo, ji padarė kadrą visiškai šviesų. Aš vienu metu bandžiau padaryti taip, kad apačia šviesesnė, dangų tamsesnė, tai yra 2 panoramas su vienu išlaikymu, tai yra su 3 sekundžių ir po to iš naujo tą patį vaizdą pervažiavau su 8 sekundžių išlaikymu, kad apačia būtų šviesesnė. Tai iš pirmos panoramos pasimsiu dangų, iš antros pasimsiu apačią šviesą ir gausis tai, kad ir dangus bus gražus ir apačia šviesi.